Jūs klausotės Radio klubo. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina akciją Vasaris sveikatingumo mėnuo. Akcijos šūkis sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti savo pačiam. Akcijos tikslas informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą, propaguoti grūdinimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos metu. Šiaulių Diždvario gimnazijos radijo stotis Radio klubas prisijungia prie šios iniciatyvos ir visą vasario mėnesį transliuos visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių specialisčių parengtas radio laidas apie sveiką gyvenseną. Kaip rengtis žiemą? Nušalti galima ne tik per didelius šalčius, bet ir esant artimai 0 laipsnių temperatūrai. Tai reikia, kad būtų drėgnas oras, palyginti žema temperatūra ir stiprus vėjas. Dažniausiai nušalomos kūno vietos, rankų ir kojų pirštai, ausis ir skruostai. Todėl svarbu teisingai parinkti šias vietas pridengiančius rūbus. Kojinės. Mūsų savijauta priklauso nuo to, kaip jaučiasi kojos. Ne veltui sakoma, kad jeigu kojom šilta, tai ir pačiam nešalta. Kojinės rinkitės pagal situaciją, kur ir kada einate. Jeigu visą dieną ruošiatės praleisti darbe, kur gerai šildomos patalpos, užteks ir medvilninių kojinių. Jeigu ilgiau būsite lauke, pasirūpinkite storesnėmis vilnonėmis ar pusvilnonėmis kojinėmis. Pirštinės. Svarbiausias aksesuaras saugantis rankas nuo šalčio. Galbūt kumštinės neatrodys taip elegantiškai, tačiau mūvėdami megztas vilnonės ar siūtas odinės kumštinės pirštinės su natūraliu kailiu viduje, žiemą tikrai nenušalsite rankų. Vadinasi, pirštuotos patogiau, o kumštinė šilčiau. Galvos apdangalai. Vaikščiojate be galvos apdangalo, laukite ligos. Kepurės ir kiti apdangalai pagal konstrukciją, medžiagas ir paskirtį labai įvairios. Todėl kiekvienas lengvai galite pasirinkti savo tinkančią ir patinkančią, tačiau geriausia, kad ji būtų natūralaus pluošto. Pavyzdžiui, kailinė, prigludusi ir dengianti ausis. Drabužiai. Patartina vilkėti drabužius, pasiūtus iš natūralaus pluošto medžiagų – medvilnės, lino, šilko ir vilnos. Jie lengvi, minkšti, gerai sugeria drėgmę ir yra pralaidūs orui. Šios medžiagos, esant 65 procentų aplinkos drėgmiai, sugeria 7-8 procentus drėgmės, o esant 95 procentų aplinkos drėgmiai 17-18 procentų. Kartu jie tampa gerais laidininkais, pluoštas nesielektrina. Drabužiai neturi varžyti judesių, trukdyti kvėpavimo, kraujotakos. Papildoma šilumos izoliacija suteikia lengvi viršutiniai drabužiai. Žiemą šie drabužiai turi sumažinti šilumos pralaidumą, todėl jų gamybai naudotini, tankus ir poringi, geromis šilumos izoliacinėmis savybėmis pasižymintis vilnoniai, pusvilnoniai, šiaušti medvilniniai bei trikotažiniai audiniai. Striukių ir paltų paskirtis – apsaugoti nuo vėjo ir kritulių, todėl jie siuvami iš storesnių ir poringesnių, vėjų ir vandenių nepralaidžių audinių. Batai. Žieminiai batai turi būti stabilus, plokščiapadžiai arba plačia tvirta ir neaukštesnė kaip 3-4 cm pakulnė. Avėkite tik patogius batus, pasiūtus iš natūralių, tiek išorės, tiek vidaus medžiagų. Negalima visą dieną avėti žieminę avalynę būnant šiltose patalpose. Šilumoje kojos prakaituoja, avalynė sudrėksta. Dėl to išėjus į gatvę kojos greitai nušąla. Nereikėtų avėti aptemptos, siauros avalynės. Reikia rinktis didesnio dydžio batus, kad koja bate jaustųsi laisvai. Rekomenduojama mautis 2 kojinės. Vienos medvilninės, kitos vilnos pagrindu. Pirmiausia, reikėtų užsimauti vilnonę kojinę, paskui medvilninę, bet taip, kad pirštai galėtų judėti laisvai ir nebūtų užspausti. Saugoti šalčio privaloma, tačiau persistengti nereikėtų, nes perkaitus galima daug greičiau peršalti.